Penktadienio vasario 20-osios laidoje suvienytos didžiulės pajėgos sniego valymui ir išvežimui ne tik mieste, bet ir kaimuose. Mykolos Daukšos viešojoje bibliotekoje Jurgita Lieponė pristatė savo naujausią knygą skirtą Gražinai Balandytei. Atžalyne linksma ir išradinga šimtadienio šventė. Didžiuliai sniego kiekiai stabdo ne tik mašinų, bet ir pėsčiųjų susisiekimo galimybės, tad besipiktinančių tokią situaciją netrūksta. Gerai žinia yra ta, kad šiųmetė snieginga ir ilga žiema privertė ieškoti išeičių, kaip išspręsti metų metus besitęsiantį kelininkų ir šaligatvius valančių įmonių konfliktą, kai vieni nuvalo gatves ir užverčia šaligatvius, o kiti nuo šaligatvių sniegą stumia vėl į gatves. Tai padarė mūsų rajono ūkininkai ir įmonės susivienijusios ir įdarbinusios savo galingą techniką sniego išvežimui bei išstumdymui, kuo toliau ne tik nuo važiuojamosios kelio dalies, bet ir nuo šaligatvių. Kaip jaučiatės mieste? Labai blogai praeiti neįmanoma. Miestas skirtas tik važiuojantiems. Pėstiesiems skraidyti reikia išmokti, aš nežinau. Bet dabar va ūkininkai susivienijo. Vat šaunuoliai ūkininkai, ačiū jiems, bet man atrodo, kad čia turėtų ne ūkininkai susirūpinti, o miesto seniūnija. Su visa seniūnija prieš akį. 3 savaitės telefonas neprisiskambinamas. Neprisiskambinamas. Aš nežinau, man čia viena pažįstama sakė, kad jau užblokavo visus skambinančius, kad nebegirdėtų nuo statymų. Žodžiu, bet dabar va jau senamiestis matom visai kitaip atrodo. Matom, labai gražus senamiestis. Ačiū ūkininkam, bet ne seniūnijai. Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis dėkojo visiems prisidėjusiems prie šią savaitę vykusių talkų ir išsakė vieną prašymą sekti informaciją Kėdainių rajono savivaldybės interneto puslapyje bei patraukti automobilius nuo tų teritorijų, kurios planuojamos tvarkyti. Mes ir patys matome, kad Kėdainiuose to sniego iš tikrųjų yra daug ir yra nepatenkintų, kad šaligatviai nevalomi, bet tačiau pasižiūrėkime realiai situaciją, kai kur šaligatvėje nebėra galimybės, kur tą sniegą pristumti, nes jau pačioj gatvėje to sniego yra ir taip gaunasi, kad gatvę norėdami atvalyti, tie, kurie jas privalo valyti, valo ir to sniego liktai užsiverčia ant šaligatvių, šaligatviai ten, kur siauresni, jie išvis gavosi dar labiau susiaurėję, todėl kad sniego nei į kairę, nei į dešinę jau pastumti jau nebegalima. Tačiau šiandien dienai galiu pasakyti, kad šitoj savaitėje iš tikrųjų buvo ieškomos visos galimybės, kiek kas gali padėti sniegus valyti mieste ir tikrai šiandien dienai norėtųsi nuoširdų ačiū pasakyti akciniai bendrovei Lifosa, kuri davė galingas transporto priemonės sniegų ne tik valyti, bet jau sniegą ir išvežinėjame iš miesto. Tai vat kelių priežiūra Pavasario gatvė kelias dienas valė, kur yra švietimo įstaiga, ryto progimnazija, kur tikrai važiuoja daug tėvų, daug mokinių eina, judėjimas yra iš tikrųjų sniegų stumdyti nebuvo galimybės, kur jau jį išvežinėti reikėjo. Tai Pavasario gatvės sniegas yra išvežtas, bet galima tikrai pasidžiaugti ir tikrai didžiulis nuoširdus ačiū ūkininkams, kurie tikrai geranoriškai, draugiškai. Šiandien yra skyrę 14 kažkur transporto priemonių, traktoriai su priekabom veža, didžiuliai jų galingi traktoriai su buldozeriais, taip pat su tais vadinamais kaušais didžiuliai, kur krauna sniegą viskas. Tai, kur stovėme Liaudės gatvėje, Lifosos transportas toliau tą gatvę sniegą stumdo ir išvežinėja. Babėnų kvartale dirba ūkininkų brigada, kur sniegas yra išvežinėjimas. Šiuo metu Saulėlydžio gatvėje vyksta sniego išvežimas ir stumdymas ir iš kitų gatvių. Respublikos gatvėje vyksta, Mindaugo gatvėje kelių priežiūra toliau vykdo irgi ir atvalymo darbus, ir sniego išvežimo. Didžioji gatvė, senamiesčio pagrindinė mūsų, sakykime, arterija, kur tikrai ten aptarnaujantis transportas važiuoja, bet ir pėstieji eina, sniego toj gatvėje nebebuvo, jau kur jo padėti, šaligatviai iš tikrųjų buvo jau užversti, bet šiandien dienai nuo ryto ūkininkų taip pat viena brigada, sakykime, su traktoriais galingais, su priekabom, su buldozerių peiliais, su krautuvais irgi išvežinėja, tai šiandien dienai didžioji gatvė tikrai turėtų būti apvalyta. Vienas dalykas dar, ką norėčiau pasakyti, tai dabar savivaldybės skelbėme tą informaciją, kuriuose gatvėse planuojame valyti sniegos nuvežinėti ir visą laiką prašome, kad gyventojai sektų informaciją savivaldybės svetainėje ar Facebook'e, nes būtent ten paskelbėm, kuriuose gatvėse planuojami tie sniego išvežimo darbai. Pasitelkus galingą techniką, be abejo, tose gatvėse, kai nėra automobilių, daug lengviau ir greičiau tie darbai vykdomi. Va šiandien dienai galiu pasakyti, tikrai neklystu, vakar buvo paskelbta, kad į senamiestį bus ir didžioji gatvė, ir aplink Rinkos aikštę, bet šiandien dienai pravažiavus aplink Rinkos aikštę pilna automobilių, tai faktas
skirtumas tas, kad šiandien nieko ten praktiškai per juos negalėsi padaryti. Tai vat gaunasi tas pasipiktinimas iš vienos pusės, iš kitos pusės negali tų darbų atlikti, kad ir kaip norėtum juos atlikti, todėl kad trukdo transporto priemonės, kurios yra tose vietose. Galiu tik tiek pasakyti, kad kai kur žmonės iš tikrųjų sureaguoja, tai daug sparčiau vyksta tie darbai, turbūt ir Liaudės gatvėje tą galima pasakyti, ką ir iš po vakar dienos matau, kad ten, kur žmonės buvo sureagavę, kur tų automobilių iš tikrųjų buvo daug mažiau, na aišku, viens kitas vis tiek jų lieka dėl tam tikrų priežasčių, nes galbūt kažkur tai išvykę tie žmonės yra, kurio automobilis tau gatvėse. Bet vienas dalykas dar kartą pasikartosiu, galbūt prašome sekti savivaldybės oficialią informaciją ir tada visi kartu greičiau tą miestą pamatysime išvalytą nuo sniego. Galima pasidžiaugti ir padėkoti, kad 3 seniūnijos kaimiškos taip pat atėjo į pagalbą, rado galimybę, tai Surviliškio seniūnija, Krakių seniūnija ir Dotnovo seniūnija. Aišku, su seniūnais buvo sutarta, kad pas juos šiuo metu sniegai, jie turi savo seniūnijus atsivalę ir tokią galimybę matė, kad gali padėti miestui. Vakar su jais buvo susitikta ir prašyta tos pagalbos, tai jiems priskirtos yra teritorijos arčiau jų seniūnijų, tai sakykime, jeigu Krakių seniūnų buvo konkrečiai prašyta, kad Lipliūnus, Bartkūniškį ten atvalytų, Lipliūnų kapinaitėse viskas. Jeigu Dotnovo seniūnas, tai sutarėme, kad Roščių tas vadinamas kelias, Pikeliai, Mištautai kaimai tokie, kurie arčiau Dotnovo seniūnijos. Surviliškių seniūnės buvo prašyta, kad Babėnuose esantis, sakykime, Pievos, Šviesos, Žiboklių gatvės, tos viskas. Babėno pačiam galbūt kvartalė, Pušyno gatvėje yra viskas, tai akcinė bendroji Mansta. Jos galingas traktorius atvalo Gegučių gatvėje, kur irgi reikia sniegą nustumdyti paprasčiausiai, todėl kad ir prasilenk. Visose gatvėse yra problemų, tačiau kai šiandien dieną iš tikrųjų galima pasidžiaugti, kad daug transporto priemonių dirba, sniegas stumdomas, išvežinėjimas. Aš suprantu, kad netgi ir po šiandien vis tiek liks nepatenkintų, todėl kad yra tų gatvių, kuriuose reikia tęsti tos darbus, kurie šiandien dieną atliekami mano paminėtose gatvėse. Bet nuoširdus ačiū visiems, kurie tikrai matė tą galimybę, rado tą galimybę ir išreiškė tą gerą norą padėti miestui atsivalyti nuo sniegų. Ne tik tai nuvalyti, bet juos jau ir išvežinėti. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje Jurgita Lieponė pristatė savo naujausią knygą aktorės Gražinos Balandytės gyvenimo istorija Mūsų brangioji Gražina. Pasak autorės, ši knyga ne tik biografija, bet ir bandymas suprasti moterį, kuri mokėjo būti itin stipri. Tai vidinis dialogas su aktore, gimęs iš jos laiškų, vaidmenų ir prisiminimų. Tai gal įdomus tas momentas, kad aš pati su ją neturėjau galimybės susipažinti. Ir mano toksai pirmas susitikimas su ją buvo per jos laidotuvės. Aš tuo metu dirbau vienam iš naujienų portalų ir turėjau parengti reportažą iš laidotuvių, tai buvo 20-ieji metai, čia tie karantininiai, jeigu pamenat metai. Ir labai atsimenu momentą, kada išnešta buvo urna iš Nacionalinio Kauno dramos teatro, ten pašarvota ir neužsivedė katafalkas ir reikėjo užstumti teatro darbuotojams. Ir jau paskui mes kalbėdami apie tai, jau kai aš rašiau knygą, teatro direktorius Egidijus Stancikas sako, toks jausmas, kad dar nenorėtų išeiti ir dar truputėlį tam teatre pabūti. Tai aš rašiau knygą iš archyvų. Iš archyvų ir iš prisiminimų jos kolegų, bičiulių, artimų žmonių. Jeigu nebūtų jos vyro Andriaus Čygo ir jo sukaupto archyvo, aš galvoju, kad tos knygos greičiausiai nebūtų. Nes vis tik žmonės, kolegos ją pažinoja, yra tam tikri pasikartojimai. Žmonės kalba tuos pačius dalykus. Kad Gražina buvo nuostabi, fantastiška, talentinga, bet kaip jūs puikiai suprantat, iš to knygos neparašysi. Ir Andrius Čygas turėjo sukaupęs jos archyvą nuo 58 metų ir aš galvojau, jeigu gaila, kad mes jo nepasvėrėm, tai iškarpos ar ne, žurnalai, laikraščiai. Ir labai sunku papasakoti, kokio jis tai yra, kokios apimties, bet tai yra įspūdinga apimtis. Ir kaip Andrius viską, nes ne Gražina, Andrius rūpinosi savo, jos archyvo išsaugojimu, dar ir jai gyvai esantis, jis viską kolekcionavo, dėjo iškarpom metais, laikmečiais, temom, tie patys laiškai išsaugoti, Gražinos Balandytės rašyti mamai, jos laiškai Raimondui Vabalui, pirmajam vyrui, Juozui Baltušiui, kuris ją buvo įsimylėjęs, jų laiškai jai, Kaziui Sajai, tai gal tokios ir intimiausios tos akimirkos mano pažinties su Gražina ir buvo per laiškus, kai tu supranti, kad tu įžengiai į intimę zoną žmogaus. Ir tu lietiesi prie dalykų, kurių tikėtina galbūt jinai galvojo, kad niekas
nematys, neskaitys, neišjaus kartu. Antra vertus, aš paskui galvoju, o gal kaip tik ne, nes jinai rašė dienoraštį visą gyvenimą. Dienoraščio nėra išlikę. Gal jinai pati jį sunaikino. Mes nežinom, galim tik spėlioti. Tai vėlgi gali būti labai sąmoningas sprendimas žmogaus, išeinančio žmogaus, kuris palieka laiškus, bet nepalieka dienoraščio. Kitaip tariant, palieka tai, kas yra tas privatumas leistinas, sakykime, čia, ir kas yra visiškai asmeniškai ir intimu ir ne kiekvieno, negalima to viešinti. Tai išryškėja ir jos ta tvirtybė tokia ir mokėjimas bendrauti ir daug meilės. Jinai buvo visokia ir aš kai pradėjau jos gyvenimą tyrinėti, man gal tada atėjo toks pirmas suvokimas, kad kokia vis tik ta atsakomybė tu ant savo pečių sutikai užsikrauti, kalbant apie knygą, nes tai yra tokio gylio, sluoksnių žmogus. Aš to nesuvokiau prieš imdamasi darbą. Bet, žinot, po truputėlį gilinės, vertiesi, pažįsti žmogų kitaip. Labai daug padėjo jos kolegos, bičiuliai, kurie galbūt leido pajausti, kokia jinai buvo per tuos žodžius. Tai knygoje yra Gytis Padegimas, yra labai man pačiai patikęs interviu. Audrius Musteikis, jisai yra žurnalistas, vertėjas ir jisai labai daug kalbino Gražiną ir jam teko tą laimę Gražiną pažinti per tuos pokalbius. Ir viena, tarkim, iš žinučių trumpųjų SMS iš turimintyse, tai buvo parašyta Audriui po vienos iš operacijų, jeigu dabar gerai neapgauna atmintis, ir ta žinutė tikrai skambėjo tai pakankamai jautriai, kad nuodėmių išrišimo nereikės, kančiom išsipirkau. Ir ten šiaip daug tų jautrių dalykų, mes labai stengiamės, kad būtų visko, būtų teatro, būtų kino mažiausiai jos gyvenime buvo profesiniam, būtų moteris toje knygoje, žmona, kolegė ir ta Valiukė Gražina, kuri kviesdavo juokus savo kolegom ir kurioje visada gyveno mažas didelis vaikas. Sako, legendinė Lietuvos aktorė, bet tai kas yra ta legendinė? Bet aš galvoju, kad jeigu būtų atsakymas į tai nebūtų legendinė. Tai yra joje yra labai daug paslapties, lygiai taip pat yra labai daug atvirumo. Ir iš jos, ko gero, mes visi gal kažkokias pamokas pasiimam, skaitydami žmonių biografijas. Tai man asmeniškai labai galbūt išlikęs jausmas jos ryšio su mama, kas tikrai yra labai jautru, kada, tarkim, ruošėsi tekėti už Raimundo Vabalo, jin klausė mamos leidimo. Ir dabar mes išlaiko perspektyvos įvertinę, ar ne, kaip žmonės tuomet bendravo, kaip jie kūrė santykį ir kas tai buvo ta pagarba. Ir turbūt moteriškumas yra, ir pagarba savo profesijai. Jai turbūt teatras iš tikrųjų buvo ne darbas, o misija. Atžalyno gimnazistai linksmai ir paslaptingai atšventė vieną įspūdingiausių ir šmaikščiausių švenčių - 100-dienį. O kadangi jis vyko 13 dieną ir per pilnatį, tad net dievams atsitiko daug nenumatytų nelaimių. Visgi jaunimas, net ir viduramžiais buvo jaunimas. Tai pažanga ir kūrybiškumą demonstruojantys žmonės, per 100-dienį galintys ne tik atsiskleisti, bet ir linksmai pašėlti. Šiemet ruošiamės tema 5.13, nes šiandien 5.13. Ir kiekviena klasė gavom po epochą, tai yra viduramžiai, antika, 1920-ieji ir 2000-ieji. Tai ruošiam vaidinimus visi nuo klasių. Mes retro gavom, tai vaidinsim užeigą, kaip barą, bus daug mirčių, nes 5.13. O iš tikrųjų su mokykla, kokie prisiminimai išlieka? Smagiausia tai su klase turbūt būt, su draugais, ypač ruoštis tokiem 100-dieniam, visi ateinam, pasipuošę, jau 2 metai labai ruošiamės tiem 100-dieniam, tai pernai pasipuošėm, pasirodėm, visiems smagu buvo ir šiemet labai ruošiamės, repetavom, puošėmės, dažėmės, škavomės. Kaip egzaminų, aš su nerimu? Jo, turbūt gal šiek tiek lengviau, nes pernai laikėm 40%, tai jau esam kai kurios išsilaikę, tai nėra to streso tiek. O šiaip klasė draugiška? Manau, kad jo. Aišku, yra ten, kur vieni su kitais labiau bendrauja, kiti su kitais, bet kai reikia, visi sutarėm ir visiems viskas gerai. Tai iš tikrųjų, kaip palydyti savo kolegas į tą gyvenimo kelią? Aš tikiuosi, kad jiems labai bus smagu ir patiks, tai mums atiteko viduramžiai, tai mūsų viduramžiai tokie bus susipainioję su šių dienų
tai tikiuosi jam labai patiks. Ir šoksim ir vaidinsim, bet daugiau vaidinsim. Tai kokie tie viduramžiai jūsų akimis? Tokie gal žiauroki truputėlį, smegenų pjovimai, raganos. Šių laikų žodynas bus mūsų naujadarai. Setupas ir taip toliau. Žodžiu, turbūt jaunimas visais tais laikais yra toks savotiškas, ar ne? Tikrai taip. Ekspresyvus, veiksmas. Taip. Buvo liūdna, bet ir tuo pačiu kyla džiaugsmas, nes kitąmet mes būsime abiturientai jau. Moksleivius su šia švente sveikinęs Atžalyno gimnazijos direktorius Gintaras Petrulis pažymėjo, jog po šimtadienio abiturientams teks susikaupti ir rimtai padirbėti. Tačiau brandos egzaminai yra visų 12 metų darbo įvertinimas. O kadangi jau pusė rezultatų yra aiškus, nėra tokios įtampos ir rizikos. Nors praėjusių metų abiturientams pridėti balai truputį iškreipia lygias galimybės konkurencinėje kovoje. Aišku, šimtadienis yra labai svarbi šventė jiems, tai yra abiturientams, žinoma ir visai bendruomeniai mokyklos, nes jau rodo šiek tiek tokią pabaigą abiturientų, nes lieka tik 100 dienų. Čia pasiruošimams įvairiems egzaminams ir panašiai, iki paskutinio skambučio tik 100 dienų, tai aš manau, kad tai yra ši šventė, tai yra tikrai džiaugsminga šventė. Tai nėra kažkas tokio labai rimto, nors aš iš tiesų nežinau, ką jie čia parodys, bet jie parodys tai, koks jų gyvenimas buvo čia. Ir mes pagal tai ir spręsim, ar jiems labai patiko čia pas mus, ar ne, ar jie nori išeiti, o gal norės grįžti kažkada tai. O apie laidą, tai kaip ir kiekvienoje laidoje yra ir gerų sportininkų, ir gerų akademinių dalykų, mokinių, kuriems sekasi akademiniai dalykai. Tikrai tokia įvairialypė galbūt laida. Kaip vaikai reaguoja, pernai buvo pridėti tie balai, kaip šiemet? Šiemet tai nebus šito, kiek mes žinome, tikrai nebus, bet dar turbūt anksti labai kalbėti, dar 3 mėnesiai, dar iki 100 dienų, netgi ir ne, iki egzaminų, tai tikrai anksti labai kalbėti apie rezultatus, bet aš tikiuosi, kad nebus tokio fokuso, sakau, ar ne, kada bus pridėta, ar kitaip kažkaip tai bus kažkas tai tie su vertinimais. Laimingi žmonės žiūri tai, ką nori. Lengvai ir paprastai. Jokių laidų ar papildomos įrangos. Net ir neturint televizoriaus, bet kuriame ekrane. Kad ir kur nukaktum. Veikia su bet kuriuo internetu. 14 dienų nemokamai. Iškart parsisiuntus programėlę ir be jokių sutarčių. Baltikum. Prisijunk vos per 1 minutę.